Rasa teiraujasi, kur geriausia šiuo metu investuoti. Aš kaip ir minėjau, iš tikrųjų į ką investuoti priklauso nuo daug kriterijų, kurie tiksliau apibrėžia tą patį investuotoją. Tai yra nuo jo rizikos tolerancijos, nuo jo lūkesčių, kokiu tikslu jisai investuoja, kuriam laikotarpiui, kokią sumą investuoja, kas irgi gali stipriai riboti. Ir tai bendrai pasakyti galėčiau tik tiek, kad investuokite tas 4 ten išvardintas turto klases pagal savo poreikius ir galimybės. Tiesiogiai į akcijas investuoju Baltijos šalyse, į kitas rinkas, tokias kaip Kinija, pavyzdžiui, kažkiek painvestuoju per fondus, nes jeigu investavimą tokį traktuoju daugiau kaip hobį, pats viso pasaulio akcijų tiesiog nespėsi išanalizuoti ir sekti rezultatų ir atsirinkti geriausių akcijų ten kažkur tai Kinijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Kroatijoje ir dar 5 rinkose. Tai fiziškai būtų labai sunku ir jeigu nenorite aklai šaudyti kažkokias, tai geriau atsirinkti keletą rinkų, kuriuose aktyviai iš tikrųjų investuoji, seki akcijas, kituose per vienokius ar kitokius fondus. Na ir piktas tikriausiai Domantas klausia, ką turėtų pasakyti tokiam investicijų vadybininkui, kuris norėdamas pritraukti jo pinigus suokė gražiausias giesmes, o dabar dėl jo patarimų jo investicijos į fondus nuvertėjo 80%. Ar iš tikrųjų čia vadybininkas kaltas? Vadybininkas, manau, tikrai nekaltas, kad nuvertėjo jo akcijos, bet klausimas, ką jam žadėjo tas vadybininkas. Jeigu jisai žadėjo, kad viskas čia bus gerai, akcijos niekada nekrenta, pas mus akcijos tik kyla, tai tokiu atveju tikrai yra vadybininko kaltė tokia, kad jisai kaip ir apgavo tą savo klientą ir iš tikrųjų, Lietuvoje tie konsultantai daugiau mažiau gauna atlyginimą nuo parduodamų produktų ir kaip ir buvo suinteresuoti iš tikrųjų tam klientui vienokią kitokią kainą įstumti, kažką tai parduoti ir aš nesakau, kad visi tokie, čia jau priklauso nuo to konsultanto etikos kodekso laikymosi, kvalifikacijos ir panašiai, bet manau, tokių atvejų tikrai yra buvę nemažai.